Filosofinis bandymas. Nu, tu pradėk gal. Taip, gerai. Filosofiniai monologai tarp Sokrato ir Platono, aš gal tai galėčiau pasakyti. Tu aš identifikuosiu kaip Platonas, o mano kolega bus... Šį kartą Sokratas jau. Tai mūsų tema yra dilema, kurią mes užkliuvome šiandieną ir negalėjome niekaip išspręsti, dėl to galvojame pasidalinti internete. Taip, tai buvo su manometru, kas atrodo keistas dalykas, atrodo toks paprastas dalykas. Taip, bet jisai tiek daug konfuzijos iškėlė mano paslapčių slepia. Tiek daug, kaip čia pasakyti, dūmų pas mane galvoje atsirado. Nesuprastų minčių. Neišklausytų gal net. Galima taip dėlioti mintis. Iš tiesų. Tai pirma kilo klausimas... Taigi, kieno tas yra manometras? Kieno tas manometras, iš tiesų? Tai jeigu... Pirmas dalykas, jeigu aš turiu manometrą... Ne, tu negali sakyti manometrą. Jeigu tu sakai manometrą, tu dabar sakai tavo metrą, aš... Ne, tai reiškia, kad manometras, jeigu aš turiu... Ne, jis nėra tavo metras, jis yra dalykas, tu jo neturi dabar rankoje. Bet jeigu tu turi, tada tavo metras bus, žinai, iš mano metro. Bet ar jo pavadinimas keisis, ar jis daiktas pasikeis? Ar pasikeis kaip materialus dalykas? Abudu savyje, žinok, jis yra... Tiek tas pavadinimas atspindi tą daiktą. Nes nežiūrėk, yra vadovėlis, taip, yra užrašytas žodis manometras. Aš skaitau ir aš matau, kad jisai manometras, jisai yra manometras, jis užrašytas. Tu skaitysi, jis bus tavo metras. Jis tavo metras, tada taip taps manometru. Ne, jis netaps manometru, jis taps tavo metru. Jis taps manometru jau, nes... Ne, taip negali būti. Taip gali būti, Sokratino, tai klausyk. Tai jeigu aš turiu manometrą, manometras, tada yra su mano. Taip, gerai. Manometras, tada tavo jau. Platonai, darom taip dabar, darom tokį žaidimuką, tokį, kaip čia pavaizduot, gerai. Lengvą žaidimuką. Taip, tu rankui laikai manometrą. Paprastas dalykas, kaip matote, ant ekrano, su skalė, su visko yra manometras skaičiuoti slėgiui. Taip, iš tiesų. Aš ateinu ir iš tavęs paimu. Ir aš iš tavęs paimu tavo metrą ir jisai tampa mano metru. Ne, jis tampa manometru jau. Ne, jisai negali būti tavo metras, jeigu aš jį laikau. Ai, ne, iš tiesų, tada tampa jau, tada tampa tavo metru jau. Ne, tai jis negali. Kaip pavadinimas, tada tavo metras, tada tampa jau. Bet ar kažkur tarp galaktinėse stotelėse susimaišo tas materialus ir nematerialus būsena tą manometro? Gali būti. Tai gali būti, manau, gali būti visatos tavo tokia skylė, kuri yra įsiterpusi į mūsų šiandieninę matriksą. Tai gal čia yra, manau, yra skylė. Juodosios skylės efektas, gal čia būtų galima taip. Gali būti. Gali būti, kad Elonas Muskas už viską atsakingas yra. Platonai, žiūrėk, kaip tau mano tokia teorija. Aš matau tą dalyką. Jis yra manometras. Tu esi atskira visata, tu esi atskira juodoji skylė. Tu esi kitas galas juodos skylės. Ir tu irgi matai tą. Ir jisai yra mano metras, bet jisai aš matau kaip tavo metrą, tu matai kaip mano metrą, bet tavo metrą. Bet tavo metras tada. Jisai turi dvi pusės vieno dalyko. Dvilypis, jis yra dviašmis kardas, galima sakyti. Taip. Iš tiesų tai yra baisu. Bet aš manau, kad tas, aš sakau mano metras, tu sakai tavo metras. Mano metras, kuris yra tavo metras, kurį tu sakai, kad yra mano metras, kuris nėra mano metras, kuris yra tavo metras, tai tas yra mano metras. Taip, tai mano metras. Aš manau, čia kažkur susimaišo ir pasiklysta tarp dimensijų. Taip. Kiekvieną kartą, kai aš sakau, kad mano metras yra tavo metras, atsidaro nauja dimensija. Paralelinė visata. Tai kiek mes jau prikūrėm jų šiandien? O, tas baisu jau apie... Ar yra bent viena visata, kur mano metras ir tau yra mano metras? Ar mes galim pasidalinti? Tobula būtų. Ar mes galim pasidalinti vienu metru ir kartu vadinti mūsų metru? Manau, ne. Nes nieks nėra šiam pasaulyje tobula. Nieks nėra tobula. Tai manau, šitas pavadinimas būtų jau tobulumas. Negali tai būti. Manimo, tai visą laiką bus tas mano metras, tavo metras, o tavo metras, mano metras. Mano metras, ne tavo metras. Ne, tai mano metras, tai tavo metras. Ne, jeigu jisai mano, jisai negali turėti dviejų pavadinimų, Platonai. Jis negali turėti dviejų pavadinimų. Jis negali!
Jeigu tu sakai, jis yra mano metras, negali sakyti, kad jis yra tavo metras, nes tu nesakai, čia yra puodelis, čia yra katė. Ne, čia taip nėra. Taip nėra. Gali būti. Tai yra mano metras. Jo, bet tai mano metras yra tavo metras. Jeigu aš jį paimu, jis yra mano metras, tai tu jį tada paimi, yra tavo metras. Tavo atžvilgių, iš tavo perspektyvos ir atvirkščiai tada negu mano perspektyvos. Mes gyvename, man rodos, priešingose visatose, priešingose paralelinėse būsenose. Visatose? Tarp galaktinėse stotelėse yra sankirta, kur mes turime išlipti ir įlipti į kitą traukinį. Galbūt mes tik tais tada tapsime mano metro pasaulyje. Tai gali būti, kad mes jau pramedžiojom tą traukinį. Mes esam pramedžioję tą mano metro traukinį ir mes dabar esam pasiklydę šioj dilemai. Kas yra mano metras? Labai realu. Iš tiesų. Gerai, bandom dar vieną tokį praktišką uždavinį tada. Gerai, galim pabandyti. Aš esu geriantis žmogus, aš esu labai laimingas geriantis žmogus ir mėgstu kartais su draugais nueiti išgerti į barą. Aš atsinešu mano metrą į barą. Ar jis dabar tampa baro metras? Ar jo dabar staiga... Jeigu jis paliekė bare, aš manau jam. Bet ar staiga jo prigimtis, jo tikslas pasikeičia? Ar dabar jis skaičiuoja ne slėgių santykį, o žemės atmosferos slėgį? Ne. Ne, nes čia yra kažkokia sankirta. Taip, turi būti klaida sistemoje kažkur. Nes jis negali dviejų skirtingų dalykų matuoti. Taip, iš tiesų. Jis matuoja tik ten tą slėgį. Do švietos. Jeigu. Mano metras. Mano metras, aš negerai bus. Aš manau, mano metras. Mano metras. Vis tiek yra mano metras. Aš manau, ne. Ne, tu nemanai taip. Aš manau, tavo metras yra mano metras. Gerai, aš manau, mums reikia eiti giliau į šią, kaip pat galima sakyti. Nardom giliau. Triušio skylę. Jo. Jiem raudoną pupelę ir einam ganų gilin. Ne, raudoną, jeigu papelę imtume, mes eitume į viršų, į Džeko ir Milžinų karalystę. Aš sakai, kad tume į dangų bus papelę. Pupelė į dangų, o į triušio skylę. Tau patinka triušio skylės, ar ne? Aš manau, visai fainai, kad triušio skylę į ne šia morkų pakraštyt. Nes iš ties daug dilemų yra. Iš tiesų paslapčių yra daug. Neatsakytų klausimų, neišnarpytų kilimų. Ir neišdulkintų raktų. Aš turiu... Susimkime po to. Aš turiu tokį posakį. Jeigu mes dar neištyrinėjome krantų, tai kodėl mes turėtume nerti gilyn? Nes reikia ištirti.